diena ir šiandieną reikia pasakyti dar ir su misijos diena. Taigi, sveikinu visus. Ir šį rytą mes tęsime toliau pamokslų ciklą iš Danieliaus knygos. Ir šiandieną noriu pakviesti visus atsiversti Danieliaus knygą 7 skyrių. Danieliaus knyga 7 skyrius. Dalinkime su savo kaimynais Bibliją, ypatingai jeigu jie jos neturi. Taigi, Danieliaus knyga 7 skyrius. 7 skyriuje pranašas Danielius pirmą kartą gauna regėjimą. Iki tol Danieliaus knygoje jis yra tas, kuris aiškina regėjimus kitiems. Ir 7 skyriuje jis yra tas, kuris gauna regėjimą iš Dievo. Ir jis mato 4 siaubūnus. 4 siaubūnus, kurie simbolizuoja 4 karalystės, 4 didžias imperijas. Jis mato kažkokį pirmą siaubūną, kuris yra kaip liūtas. Jis mato antrą siaubūną, kuris yra kaip meška. Jis mato 3 siaubūną, kuris yra kaip leopardas. Ir jis mato 4 siaubūną, kuris yra tikrąja to žodžio prasme siaubūnas, nes jam neranda jokio pavadinimo. Nėra nieko panašaus žemėje. Paskui jis mato, vizija tęsiasi ir jis mato danguje Dievo sostą ir jis supranta, kad jis mato vykstantį Dievo teismą danguje. Ir paskui toje pačioje vizijoje jis prieina prie kažkokios dangiškos būtybės, patarnautojo ir paklausia, ar tu negalėtum man paaiškinti, kas čia darosi ir ką čia viskas reiškia. Ir atkreipkim dėmesį ypatingai į 19 ir 20 eilutes, kas Danielių ypatingai domina, kadangi dangiškoji būtybė jam pasakė 17 ir 18 eilutei, kad šie 4 žvėris tai yra 4 galingi karaliai arba 4 galingos imperijos. Ir kad ši vizija iš tikrųjų yra apie tai, kad Dievo tikintieji paveldės tą amžinąją dangaus karalystę. Bet Danieliaus to netenkina, nes jį ypatingai domina 19 eilutė. Tad aš norėjau išsiaiškinti, ką iš tikrųjų reiškia tas 4 žvėris, besiskiriantis nuo visų kitų. Ir kas įdomiausia, jį domino ypatingai 20 eilutei ir sako, ir ką reiškia tas dar vienas išdygęs ragas, kuriam užleisdami vietą, kiti 3 buvo išrauti. Taigi, jį domina 4 žvėris, 4 siaubūnas, kuris buvo kažkoks didelis monstras geležiniais dantimis, kuris ėjo viską laužė, daužė į šipulius, kuris turėjo 10 ragų ir toje vizijoje jis mato, kaip atsiranda kažkoks mažas ragas, pradeda augti, kuris išrauna kitus tuos 3 ragus ir jis užauga, būdamas iš pradžių mažas, jis užauga didelis ir siekia dangų. Taigi jį domina, kas yra tas 4 žvėris, bet labiausiai kas jį domina, kas yra tas mažasis ragas. Ir tai yra, kas domina kiekvieną adventistą. Kas yra tas mažasis ragas? Tai, kalbant apie pranašystės, tai yra pats fainiausias adventistui klausimas. Žinot kodėl? Todėl, kad jis žino jį atsakymą. Jis žino iš pranašysčių, jis žino iš istorijos, kad jis gali įvardinti tą mažąjį ragą. Aišku, šiandieną mes neįsim į detalės, į istorijas, į nieko, tiesiog pasakysim faktą. Jeigu jums įdomu, jūs galite prieiti ar po pamaldų, ar kur nors kitur prie bet kurio adventisto ir jums papasakos visą istoriją. Bent jau geras adventistas tai turės suskebėti. Jeigu nepapasakos, žinokit, kad jis netoks geras. Taigi, kiekvienas adventistas žino, kad tas mažasis ragas tai yra ne kas kita kaip popiežiška Roma. Taip? Ir kuri darė sekančius šiuos baisius dalykus. Ir paskaitykim, kad tas mažasis žvėris tą popiežiškoji Roma darė istorijos tėkmėje, ypatingai mūsų eros laikais. Taigi 7 skyrius 25 eilutė.
Popiežiškoji Roma, mažasis ragas, o 25 eilutė. Žodžiais įsižeis aukščiausiai ir neduos ramybės aukščiausio šventiesiems. Užsimojęs pakeisti švenčių dienas ir įstatymą, jie bus atiduoti jam į rankas vienam laikotarpiu, 2 laikotarpiu ir pusę laikotarpiu. Čia iš viso geras. Mums labai yra iš tikrųjų svarbu, mes galim netgi pasakyti, ką jis darė. Kad jis įžeidinėjo Dievą, kad jis persekiojo šventuosius, kad keitė net įstatymus ir švenčių dienas ir jis viešpatavo 1260 dienų, pranašiškų dienų arba tiesioginių metų. Ir iš istorijos mes tai puikiai galime įrodyti ir parodyti. Taigi, dar pažiūrėkime 8 skyriui, 24 ir 25 eilutės, ką dar sako apie tą mažąjį ragą. 8 skyrius, 24-25 eilutės. Jis bus stiprus ir galingas ir labai svarbu, nors ir ne savo jėga. Ir klausimas iš karto iškyla, o kieno jėga jis tai daro. Ir neš baisų sunaikinimą. Visą, ką jis darys, jam seksis. Jis sunaikins galingas tautas ir šventuosius, netgi Dievo tautą. Dėl savo klastingumo jis sėkmingai naudosis apgaulė ir bus įžulio širdies. Be įspėjimo jis sunaikins daugelį ir pakils net prieš vadų vadą arba pateptąjį, bet bus palaužtas ir tai ne žmonių rankomis. Taigi mes matom tą mažąjį ragą, kurio veikla yra nukreipta ne tik tai prieš žmonės, bet ir prieš kūrėją Dievą. Ir istorija mums pasako, kad būtent tai ir darė popiežiškoji Roma. Tačiau dabar truputį stabtelkim ir atsiverskim kitą eilutę. Efeziečiams laišką 6 skyrių, 12 eilutę. Efeziečiams laišką 6 skyrius, 12 eilutė. Naujasis testamentas. Tai yra vieta, kur apaštalas Paulius dalinasi įžvalgą, kaip reikia kovoti dvasinę kovą. Efeziečiams 6:12. Paulius sako, mes grūmėmės ne su krauju ir kūnu, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šių pasaulių tamsybių valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis dangaus aukštumose. Taigi, sako, mes grūmėmės, jeigu jūs esate tikinti žmogus, jūsų priešas nėra žmogus. Jūsų priešas nėra tai, kas matoma. Jūsų priešas yra nematomas. Jūsų priešas veikia per matomus dalykus, bet jo jūs niekur nematysit. Čia panašiai kaip Jonas kalba, kaip Jėzus sako apie tikinčiuosius. Atsimenat. Sako, kaip vėjas, tu jo nematai, bet matai jo padarinius. Taip ir kiekvienas tikintysis, kuris gyvena šventąja dvasia, praktiškai labai bus sunku kažkur įdėti kažkokius rėmus. Ir labai spręsti apie jį bus sunku, nes jis yra kaip vėjas. Taip ir blogio jėgos yra kaip vėjas. Tu nematai jo, nematai jų, bet matai jų padarinius. Taigi, mes kovojam ne su kūnu ir krauju. Ne kūnas ir kraujas, ne žmogus yra priešas, bet dvasinės blogio jėgos. Ir iš tikrųjų čia mums svarbu užduoti savo vieną klausimą ir jų bus šiandieną daug. Tai iš karto atsiprašau. Ar iš tikrųjų mažo rago įvardinimas mums atneša saugumą? Ar iš tikrųjų tai, kad mes galime įrodyti ir įvardinti, kad mažasis ragas viduramžiais buvo popiežiškoji Roma, atneša mums tikrąjį saugumą? Tai yra ta vinis, esmė, ką Danielius nori pasakyti, ką Dievas nori pasakyti mums. Ar tai pakankamai teisinga yra įžvalga? Taigi, kaip jau sakiau, istoriškai tiek Biblijos pranašystės, tiek istorija mums pasakoja, kad būtent tą 1260 metų popiežiškoje Roma viduramžiais nuo 6 iki 18 amžiaus buvo ta viešpataujanti jėga. Tas mažasis ragas, kuris darė ne savo rankomis, ką norėjo. Tai buvo religinė valdžia, kuri naudojo politinę valdžią tam, kad pasiektų savo tikslų.
Bet klausimas, kuris domina mane šiandienai, yra šis. Kaip iš tikrųjų pasireiškia šiandieną mažojo rago dvasia? Ar mes tik tai įvardindami ir sustodami mažąjį ragą nepadarom klaidos, sutelkdami ir kalbėdami apie priešą tik tai kūno ir kraujo lygmenį? Biblija mums pasakoja, kad mažuoju ragu žmonijos istorijoje buvo ne tik tai popiežiška Roma. Mažojo rago vaidmenį atliko pirmieji Dievo sukurti žmonės. Dievas sukūrė žmoniją, Dievas sukūrė Adomą ir Ievą. Ir ką Adomas su Ieva padaro? Ką Adomas su Ieva padaro su Dievo sukurtu pasauliu? Su nuostabia ateitim, kurią Dievas yra numatęs, su tais tikslais, kuriuos Dievas norėjo pasiekti, galbūt visatos masteliais, sukurdamas žemę. Ką jie padaro? Jie nuleidžia klozeto vandenį. Jie paleidžia viską vėjais. Kodėl? Todėl, kad galiausiai jie atsisuka patys prieš savo kūrėją. Kai ateina Dievas ieškodamas, kur tu esi, jis jų neranda, nes jie yra pasislėpę ir išsigandę. Jie vengia savo kūrėjo. Tie, kas buvo sukurti džiaugtis savo kūrėjų, bėga nuo savo kūrėjo. Tie, kas turi mėgauti savo kūrėjų, tiesiog nesimėgauja ir mėgaujasi dalykais, kurių iš vis neturėjo būti jų gyvenime. Taigi, mažojo rago dvasia nuo pat pasaulio sukūrimo pirmieji žmonės atsisuka prieš savo kūrėją. Ir tai ne viskas. Pažiūrėkime Izraelio tautą. Dievas nusprendžia sukurti tautą iš vieno žmogaus Abraomo. Jis pašaukė Abraomą tam, kad norėdamas sukurti tautą, per kurią jis galėtų skleisti žinią ir šlovę, savąją šlovę visiems žmonėms gyvenantys šiame pasaulyje. Ką padaro Izraelis? Izraelis, tas, kuris buvo sukurtas Dievo, Jėzaus atėjimo metu, ir tai yra laikas, kurį šiandien visas krikščioniškas pasaulis švenčia. Dėl to aš truputį juodai apsirengę šiandieną. Jie, Izraelis, Dievo tauta, paklausykit, Dievo tauta nukryžiuoja, išsityčioja, išsidergia iš savo kūrėjo. Nepaslaptis ir krikščioniška bažnyčia. Ką priešas padarė su krikščionybė? Ką priešas padarė su krikščionybė? Ta pati. Ir mes čia kalbam ne apie katalikų Romos bažnyčią, čia mes kalbam apie Romos katalikų bažnyčią, kurios visame tame telpa visa krikščionybė, jie atstovavo visą krikščionybę. Ir ką padaro priešas, tos nematomos dvasios jėgos? Išsijuokia, išsidergia ir galiausiai tai, kas turi nešti tiesą ir šviesą, tai, kas turi nešti garbę ir šlovę Dievui, galiausiai tas visas judėjimas, tie žmonės atsisuka prieš savo kūrėją. Įžeidinėja jį, arogantiški, keičia jo įstatymus, keičia jo dienas, persekioja ne tuos, kurie nesutinka. Ir klausimas, o kas toliau? O kas toliau? Ar viskas? Ar taškas čia yra dabar? Ar mes galime nurimti ir sakyti viskas? Pasibaigė. Mažojo rago valdžia, dvasia pasibaigė. Ar iš tikrųjų? Ar iš tikrųjų mažo rago veikla pasibaigė su Romos imperijos viešpatavimo nutraukimu 18 amžiaus pabaigoje? Ne. Ne. Ir tai yra mums labai aktualu šiandieną.
Ką mes per tai, kokią priešo, įvardinkim taip, šėtono ar Liuciferio, kovos prieš Dievą taktiką mes matome visame tame. Kokia yra ta taktika? Pirmas dalykas, ir dabar atkreipkite dėmesį, labai svarbu. Pirmas dalykas, ką daro Dievo priešas. Jis paima tai, ką Dievas sukuria. Jis nekuria savo, jis neima savo, jam to nereikia. Jis paima, ką Dievas sukuria. Dievas sukūrė žmoniją, Dievas sukūrė Izraelio tautą, Dievas sukūrė krikščionišką bažnyčią. Jis paima Dievo kūrinį. Tai, kas yra labai gera Dievo akise. Antras dalykas. Per tam tikrą ilgą laiką, labai kantriai ir subtiliai, jis veda tą, sakykime, to žmonių grupę ir truputį vesdamas juos nuveda nedaug į šalį. Ko pasiekoje ta grupė žmonių nebeįgyvendina Dievo tikslų. Nebegyvena Dievo vertybėmis. Kažkokios kitos vertybės, kitos tiesos, kitokie tikslai atsiranda. Ir atrodo, galbūt nieko tokio, čia nieko baisaus. Na, kaip daug kas sako, koks skirtumas, kurią dieną švęsti? Juk mes visi tarnaujam vienam Dievui. Na, pagrindinis argumentas šiandieną, ko jūs čia adventistai taip parinatės dėl visko? Koks skirtumas, mes tarnaujam vienam Dievui? Koks skirtumas, kaip mes jį mylim? Koks skirtumas, kaip mes jį išpažįstam? Ir iš tikrųjų tai skamba taip egoistiškai. Ne? Mes visi šiandieną suprantam, kad jeigu tu nori mylėti kitą žmogų, tu turi jį pažinti, ne tam, kad pažinti, bet pažinti, kad tu jį galėtum mylėti taip, kaip jis tą meilę supranta, jo mylėti jo meilės kalba, o ne savo. Ir visi šiandieną mes esame ekspertai santykiuose, nors gyvenime tai visiškai nevykėliai. Mes suprantam, kad jo, reikia mylėti kitą, stengtis pažinti, mylėti jo kalbą, bet tai sunku labai. Lygiai tas pats tikėjime. Jeigu mes mylime Dievą, Dievas nori, kad mes jį mylėtumėm jo kalbą ir nes jis mus myli mūsų kalbą. Kas būtų, jeigu Dievas mylėtų savo kalbą? Kas būtų, jeigu Dievas būtų parašęs Bibliją savo kalbą? Šiandieną yra vietų, kur mums nusilaužiam savo protą, nes nesuprantam, nesurišam dalykų. Atsimint, kai Jėzus savo mokiniams pasakė, aš dar daug turėčiau jums pasakyti, bet nesakysiu, nes jūs nesuprasit. O jeigu Jėzus pradėtų kalbėti savo kalbą, dangišką kalbą, jeigu evoliucionistai ateitų ir papasakoti, kaip pasaulis buvo sukurtas, kalbėtų apie dalykus, kurių mes net neįsivaizduojame egzistuojant. Ir aišku, mes kaip labai protingi, inteligentiški tiesiog pasijuoktumėm. Kodėl? Nes mes pakankamai buki esam. Mes nesuprantam. Mes riboti. Taigi, šėtonos taktika kovoje prieš Dievą paimti tai, ką Dievas sukuria, per laiką nuvesti nuo tikslų ir vertybių ir planų. Ir galiausiai panaudoti, atsukti visą tai prieš Dievą. Tiem patiem žmonėm net nesuvokiant, ką jie daro. Net nesuvokiant. Ir įsivaizduokit, čia yra didžiausias smūgis žmogui suvokti, kad aš savo visą gyvenimą tikėjau kažkokią krikščionybę, kuri savo esmei griauna Dievo kūrybą. Labai subtiliai, nematomai, nepajaučiamai griauna viską. Jeigu kas nors jums ateitų ir pasakytų, kad adventizmas griauna Dievo kūrybą, kad adventizmas uždaro dangaus vartus ir neleidžia žmonėms būti išgelbėtiems, ką jūs sakytumėt? Ne, negali būti. Nenuostabu, kaip žmogus, kuris katalikas yra ir mes ateinam ir sakom tą patį, jis taip pat reaguoja, nes jūs griaunat visą pamatą, kuo jis tikėjo. Tai nėra dalykais, kuriuos reikia eiti ir švaistytis į dešinę ir į kairę. Kartais tokiem dalykam pakeisti neužtenka tik tai noro ir valios. Tai yra kažkas giliau, sunkiau, skaudžiau.
Taigi jis paima, kad Dievas sukuria ir galiausiai padaro tai blogio įrankiu, antikristų, kovojančių prieš Kristų. Labai subtiliai. Taigi, argi jūs, ar dabar jūs, kaip 7 dienos adventistai, jaučiate saugus? Ar suvokite, kad ir jūs, bei mūsų bažnyčia taip pat gali būti blogio įrankis? Žinot, kai kas nors sako tokią mintį, hipotetinę mintį, mūsų pirmas dalykas sako, bet mūsų judėjimas prasidėjo kaip? Dievas įkvėpė, Dievas davė, Dievas turėjo mums tikslų, misiją ir planą. Ar Dievas neturėjo tikslų ir planų Adomui ir Ievai? Ar Dievas neturėjo tikslų ir planų Izraeliui? Ar Dievas neturėjo tikslų ir planų krikščionybei? Taigi tai, kad pradžia mūsų teisinga, dar nieko nesako, nes priešas naudoja tai, kad Dievas sukuria. Taigi čia nėra argumentas ir pasiteisinimas, kad mūsų kilmė yra gera, kad mes išeinam iš Dievo minties. Svarbu yra, ar mes, ar aš šiandieną nesu blogio įrankis. Pats to nesuvokdamas. Atsiverskime Apreiškimų knygą 18 skyrių. Tai eilutės, kurias mes girdėjom šiandieną skaitant. Apreiškimų knyga 18 skyrius, pirmos 4 eilutės. Apreiškimų knyga 18 skyrius, pirmos 4 eilutės. Paskui aš išvydau kitą angelą nužengiantį iš dangaus ir turinti didžiąją galybę. Žemė nušvito nuo jos skaistumo, o jis šaukė skambiu balsu. Krito didžioji Babelė. Ji pavirto demonų buveinę, visų netirųjų dvasių pastogė, visokių nešvarių ir nekenčiamų paukščių landynę. Mat jos ištvirkimo vynų nusigėrė visos tautos, žemės karaliai su jie ištvirkavo, o žemės pirkliai pralaubo iš nežabotos jos prabangos. Ir išgirdau iš dangaus kitą balsą skelbiantį, išeik iš Babelės mano tautą, kad nedalyvautum jos nuodėmėse ir nepatirtum jos negandų. Skaitant šitas eilutes, pirmas dalykas, kuris mane pribloškia, tai kreipinys. Mano tauta. Ir labai įdomu, kur ta tauta Dievo yra. Išeik iš Babelės mano tauta. Danieliaus knygoj 11 skyriuje kalba apie 2 simbolinius karalius. Dabar jūs galite net nesiversti. Galite atsiversti, įsidėti skirtuką ir užsiversti. Ir sėkmės skaitant namie. Nes tai yra vienas iš sunkiausiai suprantamų skyrių Danieliaus knygoje. Bet Danieliaus 11 skyrius kalba apie 2 karalius, simbolinius karalius. Apie šiaurės karalių ir pietų karalių, kurie kovoja tarpusavį. Ir iš tikrųjų tai yra simbolinis piešinys to, kas vyksta kosminiu visatos mastu. Karas vykstantis tiek dvasiniai plotmėj, tiek žmogiškoj plotmėj. Tas karas, kurį Dievas parodo Danieliui, tai nėra tik tai žvėris, tai nėra tik tai imperijos ar politinės valdžios. Tas karas vyksta visoj visatoj. Tarp Dievo su jo angelais ir demonų, ir žmonių, gerų ir blogų, tikinčių ir netikinčių. Taigi, ten kovoja 2 simboliniai karaliai. Šiaurės karalius, kadangi, jeigu mes, čia reikėtų žemėlapio, bet įsivaizduokim, čia yra Palestina, čia yra, laukit, į jūsų pusę, čia yra didelė Viduržemio jūra, čia yra visa Europa. Įsivaizduokit, aš dabar esu orų pranešėjas. Šiandieną Europoje, aplink Viduržemio jūrą, čia yra Palestina, prie pat Viduržemio jūros. Čia yra šiaurė, čia yra pietus.
Gerai, įsivaizduojat visi, ne? Gerai sakėsi. Taigi, šiaurė Palestinos arba Izraelio atžvilgių yra tos vieta, kur kažkada buvo Asirija, Babilonas. Ir biblinė simbolika, šiaurė simbolizuoja Babiloną, pietus simbolizuoja Egiptą. Ir man iš tikrųjų esu sakęs ne kartą, ypatingai tie, kas maldos grupelėse dalyvauja, kad mūsų Lietuvos istorija yra labai panaši į Izraelio istoriją. Jeigu jie, izraelitų tauta, Dievo tauta, buvo sumuštinis tarp šiaurės ir pietų, tarp didžiųjų, tiesiog Dievo specialiai įdėtas tarp civilizacijos lopšio. Iš šiaurės didelės imperijos keičiančios, iš pietų didelės imperijos, o jie toks taškelis, kur Saliamono laikais biškai ten pabandė kažkur kažką padaryti, bet ir tai gana silpnai, palyginus bent jau geografiškai su tuo, kokios tos buvo didžiosios imperijos. Taigi, ir mes kaip lietuviai, mes irgi kažkaip patalpinti buvom kaip sumuštinis, bet ne tarp šiaurės ir pietų, bet tarp rytų ir vakarų. Ir mūsų istorija pasakoja apie mus. Ir iš tikrųjų nebūkim savikritiški savo, mes esam kieti žmonės, užgrūdinti žmonės, užsispyrę žmonės, kurie išgyvenom. Ir tai labai daug kas sako apie mus. Mes išlikom. Kai jeigu viso pasaulio mastu, kiek yra didžių tautų, kurios nušluotos nuo žemės paviršiaus, kurių nėra šiandieną, net tie patys asirai, jų nėra. Egiptiečiai nebe tie patys. Nieko panašaus į tuos pačius egiptiečius, kurie gyveno, tik tai pavadinimas. Taigi mes galim didžiuotis, kad Dievas irgi mums turi tam tikrų tikslų. Taigi, šiaurės karalius simbolizuoja Babiloną, pietų karalius simbolizuoja Egiptą. Bet čia yra simboliniai karaliai, netiesioginis nei Babilonas, nei Egiptas. Babilonas atstovauja religinę valdžią, kuri trokšta užimti Dievo vietą. Taigi šiaurė simbolizuoja kažkokią religinę valdžią. Pietų simbolizuoja pasaulietinę valdžią. Pasaulietinę valdžią, ateistinę, humanistinę valdžią. Ir ką Danieliaus 11 skyrius mums daro? Jis piešia paveikslą tarp dviejų didžiųjų sistemų – religinės ir pasaulietinės. Jūs matot tą kovą šiandieną? Matot? Religinė valdžia jaučiasi išstumiama po truputį. Ne? Nes pasaulietinė valdžia perimusi viską. Jinai yra atėmusi viską iš bažnyčios. Visą, ką bažnyčia geriausiai sukūrė šiam pasauliui, arba per bažnyčią, kas atėjo pasaulį šiandieną, vadovauja ir valdo pasaulietinę valdžią. Taigi, kalba apie kovą, pastovę kovą. Vienais istoriniais laikotarpiais laimi religinę valdžią, kitais pietinę, ateistinę, pasaulietinę valdžią. Vėl keičiasi, vėl ir pastovi kova tarp tų dviejų karalių. Bet galiausiai 11 skyriuje nuo 40 iki 45 pačioj pabaigoj kalba apie pabaigos laikus ir sako, kad galiausiai šiaurės karalius nugalės pietų karalių. Ir kadangi nepilnai jį nugalės, jie galiausiai susijungs ir susivienys. Okay. Pirmą kartą žmonijos istorijoje dvi valdžios susijungs. Vienam tikslai. Kokiam? Armagedonui. Kovai prieš Dievą. Nes abidvi tos valdžios turi vieną ir tą patį dalyką. Vieni nori užimti Dievo vietą, o kiti galvoja, kad Dievo nėra, todėl jeigu Dievo nėra, kas Dievas šioje žemėje? Aš. Taigi jie turi vieną dalyką bendrą. Tos abi valdžios nori būti dievais. Ir dabar įdomu čia mums sustoti ir pasakyti, kad Izraelio tautos istorijoje Biblija mums pasakoja apie du išėjimus. Pirmas išėjimas buvo iš kur? Iš Egipto. O antras? Iš Babilono.
Babilonas, Egiptas. Du išėjimai Izraelio istorijoje. Išėjimas iš Egipto ir išėjimas iš Babilono. Kaip jūs pasakytumėt, kada įvyksta išėjimas iš Egipto? Va dvasinė prasme. Kadangi tai yra simboliniai karaliai, tai turi daugiau tokią dvasinę prasme mums. Kada jūsų gyvenime įvyko išėjimas iš Egipto? O gal neįvyko? Kada? Aš girdėjau, kai pasikrikštijot. Jo? Kai priėmėt Kristų. Ir va šičia yra labai, čia gali būti labai ir painu, ir skaudu. Gali būti iš tikrųjų taip, kad mes įtikėdami į Kristų išėjom ne iš Babilono, bet išėjom iš Egipto. Iš pasaulietinio gyvenimo į religinį gyvenimą. Mes nustojam gyventi, tarsi Dievo nėra ir priėmėm jį į savo gyvenimus. Tačiau pastebit, Apreiškimų knyga, kalbanti apie laikų pabaigą, koks yra jos kreipimasis. Kvietimasis išeiti iš kur? Iš Egipto? Kvietimas išeiti iš Babilono. Dievas kviečia žmonės, tikinčiuosius, gyvenančius pabaigos laikais, ne išeiti iš Egipto, nes jie jau yra išėję iš jo, bet išeiti iš Babilono. Ir čia mums sako, kad tikroji kova vyks ne ateistinėje aplinkoje, o religinėje aplinkoje. Todėl, kai kartais mes liūdėm ir sakom, o aš nebedarau pasaulietinių dalykų, tu kalbėjai apie Egiptą realiai. O aš nebedarau to ar ano, tu kalbėjai apie Egiptą. Ir šiandieną tau kaip tikinčiajam iššūkis nebėra Egiptas. Tavęs Dievas nekviečia išeiti iš Egipto. Kame yra tikrasis iššūkis? Religinėje aplinkoje. Pagrindinis iššūkis ir ką mes savo turime užduoti. Ar aš tikiu ir išpažįstu tikrąjį Dievą toks, koks jis yra? Ar aš jį pažįstu tokį, koks jis yra? Va kur iššūkis šiandieną tikinčiųjų. Ar aš gyvenu tikrosiomis jo duotomis vertybėmis, ne savo, bet jo vertybėmis? Ir ar aš einu į jo numatytą tikslą, o gal į savo tikslą? Taigi matot, vien tai, kad aš esu bažnyčioj, vien tai, kad aš esu 7-osios dienos adventistas, aš iš vienos pusės galiu jausti saugus, nes aš nepriklausau mažojo rago sistemai. Bet realiai mes kalbam ne apie sistemą. Mes kalbam apie mažojo rago dvasią, kuri šiandieną labai gaji ir kuriai realiai net nereikia bažnyčios, nes tai yra šėtono dvasia, kuri yra visur. Ir žinote, gaunasi labai tokia kebli paradoksiška situacija. Mažasis ragas yra paradoksas. Pats iš savęs. Mažas, ne? Nekaltas, mažas, nepavojingas. Netikiu, kad jis gali toks blogietis būti. Ne? Bet Biblija Danieliaus knygoje atskleidžia to mažo nekalto ragiuko širdį. Ego. O tas ego siekia dangų. Tai yra vilkas avies kailį. Tikras vilkas. Todėl, kaip Paulius sako, po manęs ateis vilkai avies kailį. Ir jis kalba apie mažojo rago, apie šėtono dvasią.
apsimetę, pasislėpę, užsimaskavę. Taigi, pats ragas yra paradoksiškas. Ta visa situacija yra paradoksali, kadangi Dievą mylinčių žmonių didžiausias priešas yra Dievą mylinčių žmonių didžiausias priešas yra ir bus krikščioniška bažnyčia. Ir šiandieną mažo rago dvasia, tas priešas yra žymiai platesnis nei Romos katalikų bažnyčia. Neapsigaudinėkit. Šiandieną tai gali būti bet kuri ir yra protestantiška bažnyčia. Šiandieną juo net mes galim būti, patys to nesuvokdami. Taigi gaunasi, kad didžiausias bažnyčios priešas yra pati bažnyčia. Didžiausias tikėjimo priešas yra pats tikėjimas. Va kokia šėtono taktika. Ir iš tikrųjų, kartais, jeigu galvojant apie tikinčiuosius, apie mus, kurie skaitom Bibliją, ir netgi kai kurie dalykai verčia mus pašiurpti, tai kas laukia žmonių, kurie iš vis net nenutuokia apie Bibliją? Kurie gyvena tą savo pasaulietišką gyvenimėlį, kurie tiki kažkokį dievą, neaišku kokį, net patys nesupranta. Gyvena kaip nori. Tai kas jų laukia? Taigi išėjimas iš Babilono, tai nėra fizinis išėjimas iš vienos bažnyčios į tikrąją bažnyčią. Tai yra nepriklausimas savo dvasia klaidingai religiniai, blogio religijai, blogio sistemai, kuri turi daug veidų. Daug veidų. Blogi šiandieną turi daug veidų. Tad vėl klausimas, ar aš šiandieną esu Babilone? Ir iš tikrųjų tai yra baisu, nes mes tą klausimą užduodam kitiems. Bet šitas klausimas yra mums. Išeik iš Babelės mano tautą. Šitas kvietimas skatina mums padaryti mūsų sielos auditą. Galbūt užduodant 3 paprastus klausimus. Ar aš myliu Jėzų labiau nei savo gyvybę? Atsimenat Jėzaus žodžius. Kas bandys išsaugoti savo gyvybę, tas ją praras. Jeigu Jėzus yra tik tai priedas jūsų gyvenime, jūs bandot išsaugoti savo gyvybę. Jeigu Jėzus nėra centras jūsų gyvenime, jeigu Jėzus nėra aplinka, viskas sukas jūsų gyvenime, jūs bandot išsaugoti savo gyvybę. Antras klausimas. Ar aš esu Jėzaus liudytojas? Ar mano gyvenimas yra to nuostabaus išgelbėjimo aromato skleidimas žmonėms? Ar aš atstovauju Dievą? Vienas žmogus man pasakojo, kitas žmogus jam pasakė, žinai, dabar vyksta tas Danieliaus seminaras, ta programa ir aš tiesiog apie tą renginį parašiau visiems savo draugams. Ir tikiuosi, jų nuomonė apie mane nepasikeis. Tai sako krikščionis adventistas. Tai ką jis darė iki šiol? Kuo jis buvo iki šiol? Ar jūs taip irgi gyvenat? Ateinat į bažnyčią ir esat liūtai, gėdat visą gerklę, nors kartais tai sunkiai sekasi? Išėjai iš bažnyčios, avinėliai. Apsivelkat savo tais drabužėliais ir stenkitės gyventi tylų ramų gyvenimą. Neduok Dieve, kad kažkaip įsiduoti, kad kas aš esu. Jūs užsikonservuojat save, nes jūs esat kvepalų flakonas, kuris einat ir visur skleidžiat kvapą. Jūs bandot užsikonservuoti, kad tas kvapas neeitų niekur. Nes jis yra išgelbėjimo kvapas skleidžiantis, kalbantis apie Kristų. Ar jūs taip gyvenat? Atsimenu, paskutiniai Jėzaus žodžiai buvo susijęti su tuo: pasilikite ir laukite, kol šventoji dvasia ateis, ir jūs tada tapsite mano liudytojais. Jėzui šiandieną reikia netikinčiųjų, o liudytojų.
Ne kurie ateitų į bažnyčią, pasiklausytų neblogo pamokslo ar pasikalbėtų sabatos pamokėlį ir išeitų ir gyventų savo gyvenimą. Liudytojų reikia. Savo gyvenimu, savo žodžiu, savo darbais. Ir paskutinis. Ar aš aktyviai, nepasyviai, visą savo esybę laukiu jo sugrįžimo? Juk esmė yra visa ko, tai karalystė. Ta akmens karalystė, kuri turi ateiti. Ta karalystė, kurią Jėzus dalinsis ir nori dalinti su šventaisiais, su tikinčiaisiais. Aš nežinau, kaip jūs dabar jaučiatės ir ne mano reikalas žinoti. Bet yra šventoji dvasia, kuri dabar dirba jūsų širdise, dirba mano širdė, kuri ragina, kuri sako, kuri galbūt bara. Arba su pneumatiniu plaktuku bando prasibelsti jūsų širdį, nes jinai betono siena. Ir aš dabar noriu pakviesti, kad mes atsiverstumėm Danieliaus knygą 9 skyrių. Čia jau einam į pabaigą, labai greitai. Jau į pačią pabaigą. Tik paskaitysim dar 50 eilučių iš Danieliaus 9 skyriaus. Noriu pakviesti seserį Romualdą, kurie ateitų ir paskaitytų mums Danieliaus 9 skyrių ir paskaitytų nuo 4 iki 19 eilutės. Danieliaus 9 skyrius nuo 4 iki 19 skirsnelio. Paskaitykime nuolankia širdimi. Maldavau viešpatį savo Dievą, išpažindamas, ak viešpatie, didis ir baimę keliantis Dieve. Tu laikaisi sandoros ir ištikimai myli tave mylinčius ir vykdančius tavo įsakymus. Mes nusidėjome ir nusikaltome, nedorai elgėmės ir maištavome, nusigręždami nuo tavo įsakymų ir nuostatų. Mes neklausėme tavo tarnų pranašų, kalbėjusių tavo vardu mūsų karaliams, didžiūnams, protėviams ir visiems krašto žmonėms. Tu, viešpatie, esi teisus ir kaistame iš gėdos iki pat šios dienos mes, Judo žmonės, Jeruzalės gyventojai, visas Izraelis, arti ir toli esantieji visuose kraštuose, kur tik juos išblaškiai dėl išdavystės, kurią jie tau nusidėjo. Viešpatie, raustame iš gėdos mes, mūsų karaliai, mūsų didžiūnai ir mūsų tėvai, nes nusidėjome tau. Bet tau, viešpatie, mūsų Dieve, priklauso gailestingumas ir atleidimas. Mes juk maištavome prieš tave ir neklausėme viešpaties mūsų Dievo balso, liepiančio laikytis jo įsakymų, kuriuos jis mums davė per savo tarnus pranašus. Visas Izraelis nusižengė tavo įstatymą ir atsimetė, atsisakęs paklusti tavo balsui. Todėl prakeikimas ir priesaika užrašyti Dievo tarno Mozės įstatyme buvo išlieti ant mūsų, nes mes tau nusidėjome. Jis įvykdė savo žodžius ištartus mums ir mūsų valdovams, atsiųsdamas baisę nelaimę, kokia niekada nebuvo padaryta po visų dangumi, kai buvo padaryta Jeruzalėje. Kai parašyta Mozės įstatyme, taip visa ši nelaimė ir atėjo pas mus. Mes nemaldavome viešpaties mūsų Dievo malonės, gręždamiesi nuo savo kalties ir sekdami jo ištikimybę. O viešpas budėjo su šia nelaime, prieš siųsdamas ją mums. Iš tikro, viešpas mūsų Dievas teisus dėl visko, ką padarė, nes mes neklausėme jo balso. O dabar, viešpatie, mūsų Dieve, kuris išvedė savo tautą iš Egipto žemės galinga ranka ir pasidarė savo vardą iki pat šios dienos, mes nusidėjome ir nedorai elgėmės. Viešpatie, kaip dera tavo dideliam teisumui, ten nusigrėžė tavo įniršęs pyktis nuo tavo miesto Jeruzalės, nuo tavo šventojo kalno.
Dėl mūsų nuodėmė ir mūsų protėvių kalčių Jeruzalė ir tavo tauta tapo pajuoka visiems mūsų kaimynams. Taigi dabar mūsų Dieve, išklausyk savo tarno maldą ir prašymą ir tau pačiam Viešpatie te šviečia tavo veidas nuniokotoje tavo šventykloje. Palenk savo ausį, mano Dieve, ir išgirsk. Atverk savo akis ir pažvelk į mūsų nuniokojimą ir miestą, kuris vadinasi tavo vardu. Ne dėl savo teisumo mes sudedame savo maldavimus priešais tavo veidą, bet dėl tavo didelio gailestingumo. Viešpatie, išgirsk, Viešpatie, atleisk, Viešpatie, išklausyk ir veik. Dėl savo paties nedelsk, mano Dieve, nes tavo miestas ir tavo tauta vadinasi tavo vardu. Amen. Ačiū, Romualdai. Danielius suvokė tai, ką apaštalas Paulius vėliau romiečiams laiške mums rašė, cituodamas Seną testamentą, kad visi yra nusidėję ir stokoja Dievo garbės. Danielis šitoj maldoj suvokė vieną dalyką. Dievas gelbsti nusidėjėlį, bet tik tai tokį, kuris atgailauja. O tas, kuris neatgailauja, net nesupranta, kad jis yra nusidėjėlis. Taigi esmė, mėly broliai ir seseris, mes negalime šio bėgimo bėgti nepargriuvę. Jeigu jūs gyvena tokia idėja, sėkmės, kankinkitės toliau, mes griūnam, klystam, puolam, nusidedam. Bet Dievas davė mums vieną labai svarbų dalyką – atleidimą, atgailą, kurios dėka mes vėl galime sugrįžti, atsistoti, gauti jėgų ir tęsti savo bėgimą, tęsti gerąją kovą. Taigi Dievas gelbsti nusidėjėlį, bet tik tai tokį, kuris atgailauja. Danielius tai supranta ir jis atgailauja. Tai reikia daryti ir mums. Kiekvienam pažvelgti savo širdį. Kiekvienam užduoti savo klausimą, kur aš esu. Ir galbūt tai net netinkamas klausimas, nes tikrasis klausimas būtų, ar aš išėjau iš Babilono. Ar aš atsiliepiau Dievo kvietimą. Tad mano kvietimas šiandieną mums visiems. Išeikime iš Babilono, džiugia ir linksma širdimi. Uoliai liūdikime apie prisikėlusi, pergalingą Jėzų Kristų ir greitai ateinančią jo karalystę. Pabaigai noriu paskaityti žodžius iš Hebrajams laiško 12 skyriaus 1, 2 ir 3 eilutės. Todėl ir mes, tokio debesies liudytojų apsupti, nusimeskime visas naštas bei nuodėmių pinkles ir ištvermingai bėkime mums paskirtose lenktynėse, žiūrėdami į savo tikėjimo vadovą ir ištobulintąjį Jėzų. Jis vietoj savo priderančių džiaugsmų, nepaisydamas gėdos, iškentėjo kryžių ir atsisėdo Dievo sosto dešinėje. Apsvarstykite, kaip jis iškentė nuo nusidėjėlių tokį priešgyvenimą, kad nepailstumėte ir nesuglebtumėte dvasia. Taigi linkiu nepailsti ir nesuglebti. Amen.